Jau antra diena, pagrobtasis vyras Valdas man neskambino, taigi bandau pats jam prisiskambinti. Sveikas. Nu, priviet, kas ten pastrigo, vakar nepaskambino, jie vėl nebegali, užblokavo. Ne, galiu, bet nieko neturėjau ką pasakyti, žinai, tai ką aš čia skambysiu. Nu, tai bendrum frazėm tada kaip ten. Kad, Nu tai ką, tai dabar, žinai, po 2:10 važiuosim į tą konsultaciją. Šiaip tai ramybė madavo pilna, čia nieko man nesako, nieks manęs nejudina, net nuo bodo beveik. Nu, tai žiūrėk, išsiklausinėk jau, tai paties to ten gydytojo, to konsultanto, be tarpininkų, žinai, jis tai aiškins jau tau gyvam, žinai, nereikės čia asmenį kažką rašyti. Nu tai taip, o. Nu, jeigu kokią diagnozę ar ką nustatys, ar ką pasiimk, tušiuką, ten lapuką, kad užsirašytum pavadinimą, ar ką ten sakys, žinai, maždaug. Jo. Na, paskui perduosi, aš čia pasikonsultuosim, tu su savo tais gydytojais kokiais pažįstamais ir aš čia pasižiūrėsim, ką čia tau, kokį čia gydymą skirs, ką čia nustatė, žodžiu. Nu, ten su daugiau gandų ten, vedėja tą nieko. Nieko, ta vedėja, dabar kol kas jį nieko nešneka daugiau. O, tai kaip ir, nu sakau, tokia ramybė dabar. Atėlinauja, žinai, nu, kai sakant, klientą čia į tą durnyną, tai visi sako, tau, žinai, jau tą reiks užleisti palatą, bet jį tiesiai, žinai, paguldė į paprastą tą palatą, kur su durų rankenom ir viskas, o mane paliko to kur be durų rankenų, žodžio. Vis tiek tave laiko pavojingų potencialiai, ne? Nu, žinai, kai sakant, šiek tiek tas pavojingumas, kad nesuagituočiau kitų, o, kaip sako vedėja, kaip tai reiškia, į sektą neįtraukčiau. Nu, čia kaip vienoje tokia atitinkama įstaiga, žinai, kad deda raudonus taškus, kad potencialiai, žinai, sakykime, nevaro į kokią darbo zoną ar dar, kad nes gali suorganizuoti kokį sukilimą, žinai, nepaklusnumo akciją. Nu, tai aš jau išmetinėjau, žinai, kai į lauką veda, visus skaičiuoja, visi grįžta, sakau, blemba, dėl įvairumo galėtumėt kokį durnių pamestą, o tai tada būtų, nu tai va, sakau, tai būtų kažkas judesys, juokėsi visi, viskas. Nu, aišku, Valduk, tai čia pas mane irgi da kol kas nieko naujo, žinai, labai lėtingas oras, jokių, nu, kaip sakant, laukia darbų net nelabai įmanoma atlikti, žinai, dienom lyja, naktim hrien tamsu. Neįvykau kur, nei ką čia biškiuką prie žemės ūkio pasikrapščiau, čia vienam draugui biškiuką stogo gegnes padėjom sutvarkyti, paskui jis man šiferį padėjo susimesti, nu tai va tokie. Viską. O dėl šakių, ką nors konkretinai da, ten skambino Jolanta ar dar ką nors dėl tų avių nieko? Nu, ten jinai vakar skambino, prašė numerį to viso žmogaus, kur ten tą aviną padėtų jai sutvarkyti, o paskui nei šiandien, nei ten vakar neperskambino, kaip jai sekėsi. Nu, bent jau skambina, bent šnekasi kažką tai tokio. Supratau, nu, gal aš šiandien arba rytoj iš ryto pabandysiu pasiskambinti dėl tų paukščių, žinai, ir, nu, kaip ir tarėmės su tavim, atsimenės, čia dabar nenoriu kalbėti, išsiaiškinti juos tą nuomonę konkrečiau, paskui su tavim aptarėsim. Jo, nes dabar tai to konkretumu tai ten nieko nepasako, bet bent jau kažką tai pasako, nu, kalbasi, o taip tai, nu, visiška tyla. Aš neįsivaizduoju, kad jai buvo uždrausta ten kalbėtis. Nu, gal dabar mažesnė kontrolė, žinai, jai pačiai prasprūsta. Tiesa, dar tau vienas žmogus čia man parašė, kad tau ten papildė 15 eurų, žinai, tą sąskaitą. Jo, gavau, tai dėkingas tam žmogui, jau šiandien skambinausi aš į tą visą Tele2, tai skaitosi, ten negavau žinutės dėl to, kad tuo momentu sykiu ir papildys, ir
kaip sakant, tas plano mokestis keitėsi ir aš SMS-ą tuo pačiu laiku išsiunčiau, dėl to sistema pakibo ir negalėjau ten papildyti. Kaip sakant, negavau pranešimo apie tą papildymą, tiksliausiai reiškus. Bet tai jie ką, nuskaičiavo babkės, ten sakau, tau apie 40 eurų buvo suvesta, žinai, į sąskaitą. Tai babkės nuskaičiavo jau, bet dabar teisinasi, kad jie čia nieko dėti, taip netyčia gavosi ir viskas, kaip sakant. Netyčia nukirpo, žinai, taip nemažą dalį nuo sąskaitas. Tai jisai čia pirmas kartas. Blin. Reikėjo gal paprotestuoti biškiu, kad ten sakyti, kad gražinkit sukas į sąskaitą babkės. Dėl jų čia problemų, ne dėl tavo, žinai. Jeigu jų sistema nesugeba apdoroti informacijos rauto tiekimo, ten SMS-ų priimti iš jų, tai jų čia problema yra. Babkės tai dingo. Taip, jų problema, bet tai kas jie, babkės pasiėmė, o tu dar neuždarytas, kol tu ten pašysiesi, jie tam babkėm šildysis ir viskas. Matai, ten, sakau, tą planą, kai įsimeti, tą ten automatiškai dabar turėtų prasitest, kol yra sąskaitai babkė. Tai aš ten papildžiu, tas žmogus nepapildė. Sąskaito dabar sakė, ten 4 mėnesiam jau yra, dabar prisiekinėjų tą konsultanciją. Gerai. 4 mėnesiam užteks automatiškam prasitęsimui to plano, tai tu gali būti ramus, tik ten į kažkokius brangius numerius neskambyk, trumpus mokamus ir viskas. Aš jokius ir neskambinau. Jasna dėla. Jau, tu su Jolanta, kai pasiskambysi, kai sueisi gyvai, tai tu pasišnekėk, ką jai reiktų, kad aš, kaip sakant, namuose atsidurščiau, ką jai reiktų padaryti. Gerai, tam. Jo, čia telefoną neaptarsim, jau gyvai. Tai tokį dalyką, aš jai sakiau, jis dėjuoja, kad tas avins ją puola, kad tas anas, tai sakau, aš pats susitvarkyčiau. Gerai. Nepultų papjautume tą aviną, jeigu jis ten neitų jau sutvarkyti ir viską kitką pasidarytume. Ką čia dabar aš reguliuoju telefonu 2 savaitės, tai aš namuos būdams 15 minučių pasidaryčiau. Tokie nepatogumai. Gerai, aš tau pranešiu viską, tai ką tu ruoškis tada tam vizitui ten, sakau, pasiimk bloknočiuką kokį, tušinuką užsirašinėk viską, ką ten tau sakys, paskui aptarsim. Gerai, kad čia visi ir aš laukiu, žinai, su nekantrumu ir čia visi kiti, jie personalo laukia, ką čia pasakyti. Tvarkoji, Valduk, tada susisieksim vėliau, jeigu ką suktalt, nesigėdi, kaip sakant. Tai ką čia gėdysis, žinai, yra problema, reikia jas spręsti, tai dabar gaila, kad sveikatos problema. Taip yra. Gerai, tvarkoji, tada tam sykiui. Tiek? Gerai, dažniau tada iki. Laikykis. Dadėsiu čia tiems, kurie tai krita, iš palmės iškrito, žiūri, nesupranta, apie ką čia yra. Tai jeigu jūs iškritę iš palmės, nesugebat, taip susitrenkėt, smarkiai prisiplojat, kad nesugebat paskaityti, prašau, ir suprast, kad čia yra viena iš serialo vidurio serijų, nesugebat pasieškoti informacijos apie tai ir klausytų, tai apie ką čia, tai galbūt galim aiškiau čia kažką nušviesti visą kitą. Tai skaitykit aprašus, tinginiai. Suprasit apie ką čia, paskui pasižiūrėsit grujaraščiuose. Jeigu neįdomu, nesupratot apie ką, tai praslyskit pro šalį. Palamalkinę nenuspyriau.